Kas ir kodėl parduoda mūsų visų žemę? Ir kodėl tai daroma tyliai? Sveiki. Šiandien noriu kalbėti atvirai, garsiai ir be užuolankų. Ne tik apie žemę, bet ir apie valstybės sprendimų prieimimo būdą, apie politinius užkulisius ir apie tai, kokia Lietuva kuriama tyliais sprendimais. Kalbėsiu konkrečiai ir vardais, nes kalbant apie valstybės turtą, abstrakcijų būti negali. Valstybinės žemės pardavimo projektą inicijavo ir faktiškai gyvendino Seimo narys konservatorius Kazimieras Starkevičius, buvęs žemės ūkio ministras, ilgametis politikas, kuris puikiai supranta žemės rinką, paramų mechanizmus ir tai, kas iš tokių sprendimų laimi. Todėl visuomenė turi ne tik teisę, bet ir pareigą klausti viešai. Viešai mums sakoma, tai pergalė ūkininkams, tai mažiau biurokratijos, tai iki 1 milijardo eurų krašto gynybai. Skamba gražiai ir net patriotiškai, bet sustokime ir paklauskime be propagandos filtrų, kieno sąskaita ši pergalė. Ir kodėl apie ją žinome tada ir sužinome, kai sprendimai jau praktiškai priimti. Pirmas svarbus aspektas yra politinis. Kazimieras Starkevičius yra opozicijos atstovas ir čia kyla labai rimtas klausimas. Kaip taip nutinka, kad opozicijos politikas turi tokią įtaką, jog jos projektas stumiamas buldozeriu, o valdantieji, tai yra šie valdantieji, faktiškai liks užlaipinti ant grėblio. Kodėl nebuvo plataus viešo svarstymo? Asmeniškai pati bandžiau kelis kartus pasisakyti aplinkos apsaugos komitete. Žodžio negavau, nebuvo apklausta bendruomenių, nebuvo diskusijos su visuomenininkais, aplinkosaugininkais, smulkiais ūkininkais. Kam naudinga tyliai priimti sprendimą, kuris regionuose sukels didžiulį nepasitenkinimą, pyktį ir nusivylimą valstybę? Tai jau nebe techninis žemėtvarkos klausimas, tai politinės atsakomybės ir demokratijos klausimas. Antras svarbus aspektas yra praktinis. Didelė dalis valstybinės žemės, kuri planuojama parduoti, jau dabar turi naudotojus. Žmonės, kurie ją dirba, ją saugo, ją prižiūri. Tačiau jeigu šie žmonės neatitiks reikalavimo gauti 50% pajamų iš žemės ūkio veiklos, neturės pakankamo kapitalo. Jie šią žemę praras. Ji pirmumo tvarka atiteks besiribojančių sklypų savininkams. O kas jie realybėje? Stambiausi žemvaldžiai, valdantys šimtus ar tūkstančius hektarų, pasirengę greitai supirkti ir įveiklinti žemę. Ir labai svarbu tai pasakyti aiškiai. Tokių Lietuvoje yra tik keli tūkstančiai susietų subjektų ir tai ne bendruomenės, o labai siauras ratas žmonių. Įspėjimas visiems, jeigu šalia jūsų sklypo yra valstybinė žemė, sukluskite dabar. Labai tikėtina, kad jūs jos nenusipirksite, jūs net nebūsite realiai pakviesti konkuruoti, nes aukcionų valstybinės žemės pardavimui nebus. Ją nupirks stambų žemvaldžiai ir jie ją naudos taip, kaip jiems naudinga, ne vietos žmonėms, ne aplinkai ir ne Lietuvos ateičiai. Trečias aspektas – gamta ir biologinė įvairovė. Dalis šių valstybinių žemių šiandien yra natūralios, mažai paliestos, didelės biologinės įvairovės pievos. Tai vabzdžių, žvėrių buveinės, paukščių perėjimo vietos, natūralūs anglies kaupimo plotai. Kas nutiks pasikeitus savininkams? Labai tikėtina, jos bus išartos, paverstos grūdų laukais, praradusios visą biologinę vertę. Kodėl? Nes stambiems žemvaldžiam nereikia pievų, reikia plotų, reikia grūdų. O apie chemijos mastą naudojimo tokioje intensyvioje žemdirbystėje aš jau kalbėjau ankstesniuose epizoduose. Ketvirta, pati skandalingiausia dalis – pinigai. Ar žinojote, kad Lietuvos žemės ūkiui kasmet skiriama apie 1 milijardą eurų ES ir nacionalinių lėšų? Ir dabar svarbiausia. Apie 80% šio milijardo atitenka vos keliems tūkstančiams susietų žemvaldžių subjektų. Tai reiškia, milijardinės investicijos metai iš metų atitenka stambiausiams ir dažnai tiems patiems susietiems gavėjams. Ir dabar klausimas, kuris turėtų sukrėsti kiekvieną pilietį.
Jeigu jau jie yra maitinami milijardinėmis ES investicijomis, kodėl jiems dar reikia išskirtinėmis sąlygomis parduoti valstybinę žemę? Kodėl valstybės turtas tampa papildomų prizų tiems, kurie ir taip gauna didžiausią dalį viešųjų pinigų? Kur link mes einame? Kokią Lietuvą kūrėme? Ar valstybę, kuri saugo savo žemę, ar valstybę, kuri ją išparduoda tyliai? Ar valstybė, kurioje laimi tik didžiausi? Žemė nėra privatus politinis projektas. Žemė tai mūsų visų valstybės turtas. Tai mūsų teritorija, mūsų maistas, mūsų miškai, mūsų biologinė įvairovė, mūsų ateities saugumas. Kvietimas veikti. Jeigu tau rūpi gamta, tau rūpi teisingumas, tau rūpi Lietuvos ateitis, pasidalink šiuo vaizdo įrašu. Pažymėk komentaruose politikus, įskaitant Kazimierą Starkevičių. Paklauskime jų viešai, kodėl mūsų visų žemė parduodama išskirtinai žemvaldžiam ir kodėl visuomenė negalės tame dalyvauti. Uždėkite patinka, kad žinia pasiektų kuo daugiau žmonių. Parašykite komentaruose savo situaciją. Valstybinę žemę planuojama pradėti pardavinėti jau nuo sausio 1 dienos. Jeigu nieko nepakeisime, šio sprendimo pasiekmes jausime dešimtmečius. Ir turėkite omeny, kad iš parduotos žemės planuojamo gauti 1,2 milijardo planuoja išsidalinti tie patys ūkininkai. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad esate kartu. Gerbiami Lietuvos žmonės, prieš Kalėdas turiu gerą žinią. Praėjusiais metais, lygiai tokiu pačiu laiku, prieš Kalėdas, Seimas priėmė svarstyti mano paruoštą įsiterpusios žemės įstatymą. Pagaliau jisai buvo priimtas. Kas jame numatyta? Mano pilotiniam projekte buvo numatyta parduoti apie 600 000 hektarų žemės. Seimas šiek tiek sumažino įsigijamos žemės kiekį, bet aš skaitau, tai pilotinis projektas ir leis nusipirkti iki 3 hektarų. Tai bus galima daryti jau nuo sausio 1. Ką tai duos mūsų valstybės iždui? Tai 1 milijardą eurų. Kur šios lėšos bus naudojamos? 80% numatyta eis į gynybos fondą ir 20% žemės ūkiui. Tai yra milžiniški pinigai ir šie pinigai nėra įskaityti į šių metų biudžetą. Tai papildomi pinigai į mūsų fondą ir kartu į žemės ūkį. Projektas yra dar tobulintas ir ateityje, galvoju, mes pateiksime pataisas, kurios patenkins visus mūsų ūkininkus ir turinčius žemę.